Painam į čia. Įvedam kodą 3993 arba 2882. Tada ne sensorius. Einam Operator Interface. Tada įsirenkam analogas. Šičia yra ribos. Įsivedam, ką atitinka 420 mA. Šiuo atveju nuo 0 iki 30%. Šaltinis jūsų atžvilgiu turi būti drėgmė. Tai pirmas dalykas yra ribos. Toliau paspaudžiam. Turime į toliau rodiklį į dešinę. Ir šičia galim sukalibruoti srovę. Šiuo atveju galim užforsinti arba 2, arba 18. Pavyzdžiui, jeigu užforsinam 2, pasimatuojat, ką rodo pas jumis išėjimas su testeriu. Jeigu yra nukrypimas, spaudžiam Adjust, pareguliuojam. Jeigu, pavyzdžiui, būtų 2,2, paspaudžiam šitą, įvedam 2,2 ir Enter. Ir taip pat atitinkamai užforsinat 18 mA ir padaro tą patį. Jeigu yra nukrypimai, susikalibruojam, po to išvestyje turi būti viskas gerai. Pasitikrinkite.